Geležinis vilkas. Kitą kartą buvo toks geležinis vilkas. Jis pjovė žmones ir išpjovė visą pasaulį. Eina jis per mišką ir randa gyvą dar vieną seną bobą. O, sako vilkas, kame tu lig šio laiko buvai? Dabar aš tave pjausiu. Nepjauk tu mane, sako boba. Aš tau parodysiu dar 2 gyvų karalaičių. Na, einam, kame jie yra? Nuėjo į pamiškę, įsmeigė bobą 2 mėtukus ir iškilo 2 karalaičiai. Vilkas ir sako, na, aš dabar jus pjausiu. Nepjauk tu mūsų, sako jie, kur tu eisi, ten ir mes eisim. Na gerai, eikim. Ėjo ir panižo vilkui galvą. Prašo, kad pautinėtų jam galvą. Kai pradėjo autinėti, vilkas ir užmigo. Atlėkė šarka ir sako, sėskit man ant nugaros, aš jūs išgelbėsiu. Jie susėdo, o šarka užlėkė ant stogo. Atsibudo vilkas, nebėra karalaičių. Pamatė, kad ant stogo. Vilkas paėmė akmenį, ėmė duoti su nagais, pradėjo kibirkštis lėkti. Nusvilo šarkos sparnas ir nuvirto tie karalaičiai žemėn. Vilkas sako, na dabar tai jau pjausiu. O jie vėl prašosi, sako, nepjauk, kur tu eisi, ten ir mes eisim. Na žiūrėkit, kad daugiau to nebūtų. Ir eina toliau. Vėl vilkui panižo galvą ir vėl liepė autinėti galvą. Pradėjo autinėti, vilkas ir vėl užmigo. Atlėkė nušalęs veršelis ir sako, klokit skarelę ant mano nugaros. Pakaskite čia žemę, rasite druskos, šerių ir vinikių. Įraišiokit į vieną skarelės kampą druską, į kitą šerius, į trečią vinikes, o į 4 kampą truputį žemių. Tada sėskit ant mano nugaros ir aš jūs išgelbėsiu nuo mirties. Karalaičiai paklausė veršelio, viską tai padarė ir sėdo ant jo nugaros, o tas veršiukas, kad pradėjo lėkti, jiems net ausyse cypė. Pabudo vilkas, žiūri, kad nebėra jo draugų. Pradėjo vilkas gintis tą veršiuką. Jau 3 mylias veršiukas buvo nulėkęs. Tada jis paliepė vienam karalaičiui nulipti ir pridėjo ausį prie žemės klausytis. Jeigu žemė bilda, tai atlėkė vilkas. Tas nulipęs klausosi. Žemė bilda. Veršiukas liepė atrišti ir paberti šerių kertelę. Pabėrė šerius. Per 3 mylias paliko toks miškas, kad tam vilkui buvo labai vargu eiti. Veršiukas vėl nulėkė lygiu keliu 3 mylias. Tada liepė vėl nulipti, pridėti ausį prie žemės ir klausytis, ar nebilda žemė. Pasiklausė, jau bilda. Liepė paberti žemių kertelę. Pabėrus žemes, per 3 mylias pasidarė tokie kalnai ir grioviai, kad vilkui buvo labai sunku eiti. O veršiukui lygus kelias. Nubėgęs 3 mylias, veršiukas vėl liepė nulipti ir klausytis, ar nebilda žemė. Pridėjus ausį prie žemės girdisi bilda. Veršiukas liepė atrišti ir paberti vinikių kertelę. Pabėrus vinikes, per 3 mylias pasidarė tokios ražienos, kad vilkas koją įkišęs negalėjo greitai ištraukti, o veršiukui lygus kelias. Nulėkė veršiukas į puikiausią dvarą ir liepė paberti druskos kertelę. Aplink visą dvarą atsirado didžiausia upė. Taip veršiukas ir sako, dabar atlėks vilkas prie tos upės ir lauks jos išdžiūstant, kad galėtų pereiti. O jūs, kai plausite tą skepetaitę, tai žiūrėkit, kad neišplautumėte tos kertelės, kur buvo druska. Jeigu išplausite tą kertę, tai tada ta upė išdžius ir atėjęs vilkas jūs sudraskys. Po to karalaičiai sako veršelį, kuo dabar mes tau užmokėsime už tokį gerą? Veršiukas atsakė,
Paimkit kirvį ir perskirkit mane per pusę. Tada iš manęs pasidarys 2 britonai, dideli šunys, kurie bus jums draugais. Kur jūs eisite, ten ir jie eis. Taip mums daug gera padarei, o dabar mes turim tave žudyti. Nieko, nebijokit, kirskit pusiau. Tuomet jie paėmė kirvį ir perkirto veršiuką pusiau. Atsirado 2 dideli šunys, kurie vis drauge vaikščiojo su tais karalaičiais.